Sveiki, pasižiūrėkime, kaip mes galime susikurti štai tokį įdomų video efektą su nemokama Canva. Su nemokama Canva esame Canva pradžios puslapyje, tai galime spausti, pasirinkti mums reikiamą dydį. Pavyzdžiui, aš renkuosi socialiniai tinklai ir tegul bus Facebooko įrašas. Ir mums šiam video reikia nemokamo video. Tai gali būti mūsų video, tai gali būti video iš Canvos. Aš naudosiu iš Canvos nemokamo video. Tai kairėje pusėje mes matome elementai, spauskime elementai ir susiraskime nemokamus video. Aš naudosiu štai šiuos, matome raktinį žodį, video Relax Woman, jis yra nemokamas. Tai jeigu jūs šituos žodžius įrašysite į paieškos langelį, įrašau Relax Woman, spaudžiu Enter ir patikslinu paiešką, kad aš ieškau vaizdo įrašo. Štai mes matome vaizdo įrašus, kurie yra mokami, nemokami ir galime susirasti šį vaizdo įrašą. Štai jis yra, spaudžiu ant jo ir jau turiu vienoje skaidrėje vieną video. Tai pridėsiu puslapį ir antrasis video yra su raktiniu žodžiu. Štai šiuo Proposing Marriage, tai jeigu jūs užsirašysit šį raktinį žodį, galite įrašyti į paieškos langelį, spausti Enter, pasirinkti, kad tai yra vaizdo įrašai ir jūs rasite lygiai tą patį video. Galite naudoti ir kitus savo video. Taigi turime 2 skaidrės ir 2 video. Tai mums reikia jį išsididinti, pradėsiu dirbti su antruoju video, kuris yra apačioje. Tai jisai bus apačioje, o šis bus viršuje. Tai aš jį išsididinu, tiesiog paimu už kampų ir išdidinu, šiek tiek apkirpsiu, matome stovi, priklaupia ir išdidėja ekranas, tai mums jau šitos vietos nebereiks. Spauskime ant video ir eikime į viršų. Į top meniu matome žirkles ir čia galime nurodyti, kur bus mūsų pabaiga. Tai aš nurodau štai šią vietą ir spaudžiu dešinėje pusėje atliktą ir šio video trukmė 3,9 sekundės. Ir taip matau, pabaigoje net matosi, kaip išdidėja ekranas, tai šiek tiek sumažinsiu, tegul bus 3,8 sekundės, spaudžiu atliktą. Turime pirmąjį video ir jį dar šiek tiek dedu į kraštą, dar išdidinu ir dedu šiek tiek dešiniau. Taip, turime video ir dabar mums reikia, kad čia būtų gražus perėjimas, kad nesimatytų to nukirtimo. Tai mes tam panaudosime elementus iš Canvos. Eikime į kairės pusės meniu elementai ir į paieškos langelį rašykime Gradient Transparent ir pasirinkime grafiką. Tai čia matome daug visokiausios grafikos. Šiam užduočiai, šiam kūrimui aš naudosiu štai šią nemokamą Blue Vertical Gradient Shape, spaudžiu ant jo ir išsididinsiu. Ir dabar jis yra mėlynos, tokios žalsvos spalvos, mums reikia pasikeisti į baltą. Spauskime ant formos, eikime į spalvas ir pasirinkime baltą. Matosi, kad dabar yra balta spalva. Dėkime ant video ir padarykime dublius. Dublius Canvoje darome spausdami Ctrl ir D mygtukas dubliai. Tai tiesiog padubliuokime, kaip mums atrodys gražu, kiek norime kartų, daugiau, mažiau, tiesiog sudubliuokime. Taip, turime dublius ir dabar mums reikia šitą video atsisiųsti. Atsisiųskime jį kaip video, tiesiog su gražiais perėjimais. Tai spaudžiu mygtuką dalintis viršuje, kuris yra dešiniame kampe viršuje, dalintis, atsisiųsti. Matome, kad tai yra MP4 vaizdo įrašas. Eikime į puslapį ir pasirinkime, kad mums reikalingas tik antras puslapis, spaudžiame atliktą ir atsisiųsti. Tai kol siunčiasi video, neužmirškite paspausti like ir sekti šį mano kanalą, paspauskite subscribe, taip įkvėpsite mane ir toliau kurti lietuvių kalba šiuos visokiausius triukus. Ir pamokas, ir Canva pamokas. Taigi video atsisiuntė ir šitą skaidrę mes jau galime ištrinti. Tai aš spaudžiu Delete, ištrinu skaidrę ir pridėsiu puslapį, einu į savo atsisiuntimus, į Downloads atsisiuntimo aplanką. Matome video atsisiuntė, imkime video ir tempkime į Canva.
Tiesa, jeigu norite išmokti montuoti su Canva, visokiausių Canva gudrybių, galimybių, triukų, kaip nuimti garsą, kaip naudoti tik vaizdą ir taip toliau, kaip sujungti du video, įkelti nuotraukas, bėgantį tekstą ir taip toliau, tai pasirinkite Canva kursus apie video montavimą. Kada vyks kursai, jūs rasite puslapyje Kuriame su Canva skiltyje Events. Tai čia kursai, kurie vyksta nuotoliniu būdu per Zoom, o jeigu nori studijuoti savo patogiu laiku, galite apsilankyti puslapyje coursera.lt ir čia taip pat yra mano įrašytas labai išsamus kursas apie tai, kaip mes galime dirbti su video, kaip montuoti, sujungti. Čia matysite visokiausias temas ir galėsite studijuoti savo patogiu laiku, savo patogiu tempu. Taigi grįžtame į Canva ir buvo mažytė reklamėlė, spaudžiu ant video, kurį ką tik įsikėliau ir jį išdidinu. Taip, turime video ir liko pasiimti štai šį video ir tempti į šitą skaidrę ir išsididinti. Tai lygiai taip pat aš imu už kampuose esančių kamuoliukų ir išsididinu. Tai išsididinkime, kaip mums atrodo gražu, kokį mes naudojame video, pavyzdžiui, štai šitaip. Ir susitvarkau kraštus tiesiog, kad būtų video prigludęs. Šis video yra 15 sekundžių, einame ant žirklių ir nusikirpkime, kad būtų tokios pat trukmės arba panašios trukmės, man užtenka čia 5 sekundžių. Ir dabar žadėtas triukas, spaudžiame ant video, einame į skaidrumo mygtuką ir pakoreguojame skaidrumą, matome, kaip persišviečia mūsų antrasis video. Pavyzdžiui, pabandysiu 78, spaudžiu ant play mygtuko, kuris yra viršuje. Play mygtukas viršuje, taip liko pirma skaidrė, tai mes ją ištrinsime ir dabar mūsų video matome, kaip viskas gražiai pavyko. Jeigu norime daugiau ryškumo, galime mažesnį padaryti skaidrumą. Pavyzdžiui, padarau 86 ir ištrinu pirmąją skaidrę. Ir dabar play mygtukas, matome jau pirmasis sluoksnis yra ryškesnis ir tas kitas yra mažiau ryškus. Tai štai koks yra puikus ir įdomus efektas ir kaip jau minėjau, Canva galimybių yra labai daug. Tad tikiuosi jums patiko ši trumputė pamoka, spauskite like ir žinoma subscribe, sekite šį mano kanalą ir susitiksime kitose Canva pamokose. Iki.